Mano brangus broliai ir seserys. Šiandienos Evangelijoje, Kalno pamoksle, Jėzus mums sako: Aš neatėjau panaikinti įstatymo, bet jį įvykdyti. Labai svarbu teisingai suprasti šią ištrauką. Yra didelis skirtumas tarp Jėzaus ir pranašų. Pranašai skelbė įstatymą, o Jėzus jį tobulai įvykdo. Ką reiškia įvykdyti įstatymą? Senajame testamente buvo 3 rūšių įstatymai. Pirmiausia, prigimtinis įstatymas. Tas, kuris įrašytas žmogaus širdyje. Pavyzdžiui, išreikštas 10 Dievo įsakymų. Šis įstatymas nebuvo panaikintas, nes jis kyla iš paties Dievo ir yra kūrinijoje. Tačiau buvo dar 2 teisiniai įstatymai, kurie tvarkė Izraelio tautos gyvenimą, ir apeiginiai įstatymai, susiję su kultu. Šie buvo pranokti Kristuje. Tačiau dėmesio, Jėzus jų nesunaikino. Jis juos atvedė į pilnatvę. Tai tarsi kiaušinis, kuris tampa viščiuku. Mes nesakome, kad kiaušinis buvo tiesiog sunaikintas, bet kad jis buvo įvykdytas, išsipildė. Dabar yra kažkas didesnio, tobulesnio. Taip atsitiko ir su įstatymu. Jėzus neatėjo sudaužyti kiaušinio, bet suteikti naujai gyvybei pradžią. Jis viską atvedė į tobulą formą, meilės įstatymą. Nes Dievas vedė savo tautą pamažu, nuo užkietėjusios širdies į meilės pilnatvės. Ir ši pilnatvė atsiskleidžia Kristuje. Todėl per paskutinę vakarienę Jėzus sako: Duodu jums naują įsakymą. Mylėkite vieni kitus, kaip aš jus mylėjau. Čia įvykdomas visas įstatymas ir visi pranašai. Tobuloje Kristaus meilėje, kuris mylėjo Dievą ir mylėjo kiekvieną iš mūsų iki galo. Telaimina tave Dievas ir teveda gyventi šiuo meilės įstatymu. Amen.